Amino rūgštys tai yra vienos iš pagrindinių raumenims statybinių medžiagų, kurios gali būti traktuojamos kaip alternatyvus energijos šaltinis, jų dėka baltymai yra sintetinami greičiau ir atsistatymas po treniruočių yra daug spartesnis. Viena iš tokių amino rūgščių yra GABA, tai gamma amino sviesto rūgštis, kuri centrinėje nervų sistemoje turi raminantį bei atpalaiduojantį poveikį. Jei žmogaus organizme trūksta šios amino rūgšties, tuomet jūs tampate irzlesnis bei nervingesnis, sutrinka jūsų miego kokybė, atsistatymas po treniruočių tampa sudėtingesnis bei nėra stimuliuojamas augimo hormonų išsiskyrimas. Jeigu jūs aktyviai sportuojate, bei vartojate daug prieš treniruotinių ir kitų energetinių produktų, kurių sudėtyje yra gausu kofeino, tuomet naudinga būtų vartoti šią gamma amino sviesto rūgštį, kuri užtikrins jūsų greitesnį atsistatymą po treniruočių bei užtikrins geresnę poilsio kokybę.